Pažiūrėkim šiandien jo slaptus motyvus. Ką jis slaptai nori iš tavęs? Ko geidžia? Ką mąsto? Ko jis iš tavęs nori? Aišku, pažiūrėsim jo mintis, jo jausmus, patarimą tau ir aišku, jo slaptus motyvus. Pažiūrėkim nuo pradžių. Jo mintis tau. Velnias. Čia yra priklausomybių korta. Jis tave mato kaip tikrai stiprią pagundą, bet tu jį truputį gąsdini, nes tu jam kaip ugnis, kur prieini arti ir jau svilina netgi. Čia monetų dvejetas ir kardų dvejetas. Jam reikia laviruoti jūsų santykiuose, lyg šokti ant lyno tarp dviejų bokštų. Viena koja ten, kita čia, bet sprendimo jokio. Ir jis gali savo pats sakyti, geriau dabar negalvosiu, nes protas tikrai gali sprogti netgi. Bando negalvoti. Bet kortos rodo, kad mirtis jau viską keičia. Jis supranta, kad tai nebus tik lengva intriga tarp jūsų. Tu esi jam kaip katalizatorius, kuris verčia permastyti, kas jis yra, kur jis eina. Bet emociškai jis mąsto romantiškai dabar. Jam norisi gražių scenų, įkvėpimo, kažkokio vau jausmo. Ir matot, viskas vyksta labai greitai tarp jūsų. Jis pats nebespėja ir jau į galvą jam net beldžiasi tokia mintis, kad kažkam skaudės. Jo, matot, čia yra kardų trejetas. Čia yra kažkokia trečia asmenybė jūsų santykiuose. Čia yra ar meilės trikampis, keturkampis, nežinau, bet jis jaučia, kad kažkam skaudės. Jo protas pilnas kontrastų. Vienu metu jis svaigsta nuo tavęs, kitų suvokia, kad šita istorija nebus be pasekmių. Žiūrim, ką jis jaučia tau. Mėnulis, šventikas. Čia dar įdomiau. Jis jaučia tave labai giliai, bet su daug paslapties, kažkokio nerimo, neaiškumo. Jam atrodo, kad tu jį traukia lyg magija, bet tuo pačiu jis jaučia ir baimę. Ar tai tikra, ar tai iliuzija. Ir šventikas, ir teisingumas rodo, kad jis tave mato kaip reikšmingą žmogų, kuris gali išmokyti, pakeisti, atverti kažkokį kitą gyvenimo puslapį. Ir emociškai tai jam atrodo kaip likimas. Bet yra ir taurių ketvertas. Kartais jis jaučiasi užsisukęs savo emociniai tuštumoj. Tu esi jam kaip atsakymas į nuobodulį, bet kartu jis nedrįsta visko prisijimti. Ir jam sunku, emocijos slegia, jam atrodo, kad santykiai jį apkrauna, nors ir atsisakyti jų nelabai ir gali jis. Ir imperatorienė, tu esi jam tikra moteris, įkvėpimas, grožio ir moteriškumo įsikūnijimas, idealas. Ir jausmai gali būti maišyti. Jis trokšta ir ugnies, ir ramybės. Todėl jis viduj bando pats neperdegti. Tai šiek tiek save sustabdo pats, nes tu jam patinki. Tu jam esi labai graži. Tai pažiūrim jo motyvus.
pažiūrėsim jo motyvus. Taip, lazdų trejetas, lazdų riteris. Taip, žiūrim giliau. Lazdų trejetas rodo, kad tu jam esi tarsi langas į naujus horizontus. Jis nori tave tyrinėti, atrasti, žengti už ribų. O lazdų riteris čia yra gryna aistra, nuotykis, noras veikti čia ir dabar. Ir pasąmonėje jis nori vėl jaustis kaip jaunas berniukas, įsimylėjęs tarsi pirmą kartą. Jis labai nori to. Pakabintasis, teismas. Jo viduje yra suvokimas, kad šita istorija reikalauja kažkokio pasiaukojimo, naujo požiūrio, kitokios perspektyvos. Ir šiaip tu jam nesi tik žaidimas kažkoks. Čia yra kažkokie pokyčiai vyksta ir jame, ir jūsų santykiuose. Ir slypi ir atsargumas. Kardų karalienė, ir kardų septynetas. Jis nori išlaikyti kažkokią kontrolę, gal net manipuliuoti situaciją. Jis nenori prisileisti tave per arti ir nenori per daug įsipareigoti. Jis bijo atiduoti viską, todėl dalį savęs jis ir slepia. O tūzas rodo, kad jis ieško aiškumo. Gal net per jūs nori suprasti tiesą apie save, apie santykius, bet tuo pačiu jam ir smalsu, įdomu, norisi pažaisti, paeksperimentuoti. Trumpai, motyvas yra ne tik seksas ir romantika. Jis per tave ieško patirties, naujos patirties pokyčių, naujos energijos, bet kartu nori išlaikyti ir laisvę, neprarasti savo kontrolės. Pažiūrėkim patarimą tau. Kortos kalba tikrai aiškiai. Saugok savo ribas. Neleisk per arti. Jei jauti, kad tau nesaugu, tai naudok logiką, ne tik širdį. Nes šita istorija lengvai gali tapti tavo kaip emociniais spastais. Saugokis, kad pati netaptum įkalinta situacijai, kur atrodo, jog nėra išeities, bet yra ir pozityvo. Išlaikyk savo savarankiškumą, stiprybę, nepriklausomybę. Tu esi vertinga pati savo. Ir vyras turi prie tavęs prisiderinti, o ne atvirkščiai. Taurių dvejetas sako, kad tarp jūsų yra tikras ryšys, trauka, emocinis artumas. Bet taurių karalienė labai dažnai primena, tu gali mylėti, tu gali būti švelni. Tačiau pirmiausia turi klausyti savo intuicijos ir saugot savo širdį. Aplamai jis mato tave kaip pagundą, kaip magiją, įkvėpimą. Ir vidu vis tiek slepia daug prieštaravimų. Ir traukia prie tavęs, ir bijo, ir nori, ir vis tiek saugo save. Jo mintis pilnos aistros, jo jausmai gilūs, bet painus. O motyvas noras patirti naują gyvenimo skonį, bet neprarandant savęs. Ir tau kortos sako, tu esi vertinga, stipri, savarankiška. Santykiai gali būti tikrai labai gražūs.
Bet jeigu išlaikysi savo ribas ir neleisi, kad jie tave uždarytų į narvą. Šitą jūsų istorija turi tikrai daug spalvų, bet tu turi būti jos pagrindinė veikėja, ne šalutinis personažas. Ačiū visiems. Iki.